Tai labas, mano vardas Ieva, aš esu profesionali vizažistė, šitą darbą dirbu jau daugiau nei 10 metų ir aš žiauriai nekenčiu pigios kosmetikos. Dar kai studijavau kosmetologiją, mus išmokė, kaip yra svarbu, ką tu tepi ant veido. Ir tai buvo pagrindas atsirasti mano išorės kūnui. Tačiau aš savo mečiau iššūkį ir šiandien atlikau savo makiažą su tokiamis priemonėmis, kurių viena priemonė nekainuoja daugiau negu 10 eurų. Tai yra masinės prekybos dekoratyvinės kosmetikos brandas. Spėkite koks. Ir jūs matote išgautą rezultatą. Ar jis atrodo pigiai, ar jis atrodo prabangiai, jums spręsti, tačiau galiu pasidalinti tuo, kad psichologiškai tepti ant veido šitas priemonės nebuvo lengva. Tai pagalvojus, įprasta mano pudra kainuoja apie 50 eurų, yra praturtinta įvairiomis odą gerinančiomis. Gerai, nepradedu, einu prie esmės. Nukeliavau tiesiai į drogą ir akis mane nuvedė prie Maybelline standuko, toks pasirodė traukiantis, spalvotas, ir žinojau, kokie yra jų bestselleriai, bet šiaip nieko iš tikrųjų asmeniško. Čia buvo realiai viskas, ką susikroviau į krepšelį. Šių priemonių visiškai pakako susikurti dieniniam lengvam make-upui. Na, o kaip man sekės, sužinosime netrukus. Pradėsime tą paprastą daily makiažą su Maybelline New York kosmetika. Norėjau pasimti veidrodėlį iš bronzerio, kad galėčiau save matyti, bet pasirodo, kad čia nėra veidrodėlio, todėl vienintelė priemonė tai veidrodėlis, ne iš Maybelline, kurią šiandien naudosiu atliekant šitą make-upą. Gerai, tai visų pirma, mano oda yra labai stipriai pridrėkinta mano įprastų kasdienės odos rutinos priemonių. Ir kadangi Klaipėdoje Droge aš neradau bazės Maybellino, kurios norėjau, ten tos silikoninės, kur užpildo poras, pamiršau dabar kaip vadinasi, tai tiesiog ant nuogos odos aš ir pradėsiu tepti bestselleriu laikomą pudrą Fit Me. Ir čia spalva yra 105. Jinai yra pakankamai iš tikrųjų šviesi, bet aš neradau iš Droge turimų atspalvių, aš neradau, kuri man taip jau tobulai tiktų, kurią aš vieną galėčiau užsitepti savo. Kalbant apie spalvą, iš tikrųjų labai gerai ir patogi spalva, neįvertinau to, nes labai gražiai prisitaikė prie odos šviesaus atspalvio ir labai minimaliai oksiduojasi iš tiesų. Gerai, paletės čia su savim neturiu, tai teks viską dėti ant rankos. Svarsčiau, ar pirkti šitą, ar pirkti tą naujesnę, kur 30 valandų išlaikymas yra garantuotas. Štai, apie šitą kalbu. Bet vos uždėjus ant rankos pajusti tekstūrą, supratau, kad tos, kur 30 valandų laiko aš tikrai nepirksiu, nes cementas tekstūra yra cementinė praktiškai, tai mane tai labai išgąsdino. Nemėgstu jokių sunkių ir cementinių tekstūrų ant savo odos, tai šita Fit Me tikrai pasirodė gerokai, iš tikrųjų lengvesnė. Dengsiu su drėgnu kempiniuku, tikėdamasi, kad nedidelis kiekis užsidės man ant veido odos ir kad nesutrauksiuos ir kad nesusiraukšlėsiu. Tai dabar tokį ploną sluoksnį stengiuosi užtepti ant viso veido odos paviršiaus. Nu ir ką aš galiu pasakyti apie pojūčius, kadangi oda yra teisingai paruošta po apačia, tai ir tas dengimas dabar atrodo visiškai nebaisus. Galima išgauti tikrai labai tokį lengvą dengimą, koks man asmeniškai labiausiai patinka, nepaisant to, ar tai kasdieninis make-upas būtų, ar tai būtų proginis make-upas, man visada graži, neperkrauta oda. Nežinau, kaip jums. Kiekvienas mes turim savo nuomonę. Reikės, aišku, dar turbūt pakartoti dengimą, nes
nosis mano yra, ne kažką. Čia visai nesenai slogavau, tai ant jos dabar bet kas sunkiai kimba, bet šiaip žinokit, iš tikrųjų išsipildo tas pažadas Maybelline, kad paprasta naudoti, paprasta ir greita naudoti. Kad čia 1, 2, 3 ir visas veidas jau yra padengtas. Verta paminėti, kad paskirtis yra šitos pudros normaliai ir sausai odai, būtent šitos Luminous. Tai jinai tokia yra pakankamai, vadinkim, vandeninga. Bet to dengimo stipraus iš tikrųjų neturi, nes nežinau, aišku, kiek tas kempinukas bus geras, bet aš jau 3 paspaudimą darau iš buteliuko ir dabar galėčiau pasakyti, kad dengimas yra geras, kokybiškas. Na ir persijėjusiu per kaklą ir pasižiūrėjusiu iš arčiau, kol kas bent jau atrodo, kad neišryškino nei mimikos raukšlyčių, pažiūrėsim, kaip pabus ant odos ilgesnį laiką, kaip atrodys. Iš tikrųjų, siekiant suprasti tikrąjį skystos pudros efektą ir jos ilgalaikiškumą, labai svarbu ją patestuoti ant kiek įmanoma nuogesnio veido. Tai vadinasi, nekombinuoti su kitomis priemonėmis, kurios padeda pudrai ilgiau išlikti ant jūsų veido. Kaip pavyzdys, aš tepiau ją tiesiogiai ant drėkinančio kasdienio kremo, nenaudojau jokių papildomų fiksatorių ir taip toliau. Tokiu būdu per visą dieną stebėdama aš galiu pamatyti, kaip ji oksiduojasi ar neoksiduojasi, kaip ji susigeria ar nesusigeria ir apskritai, kaip jinai laikosi ant veido. Iš karto pasiryškinsiu antakelius, kadangi mano antakiai netaip senai buvo tvarkyti, o dar ir permanento kažkiek yra, tai aš jų nerėminsiu ir kažkaip nedažysiu atskirai, ten šešėliais, geliais ir panašiai. Tiesiog turiu tokį kaip ir antakių tušą. Šviesiausia, kokią radau, spalva soft brown ir truputuką tos plaukelius tiesiog įdažysiu ir antakį paformuosiu, kad jis tvarkingiau atrodytų. Jo, gal reikėtų priemonę labiau išmaišyti, prisotinti tą aplikatorių, nes kol kas atrodo, kad visai nedažau. Pigmentacija labai silpna, tai jeigu norėtųsi, kad tas gelis kažkiek ant odos paliktų atspalvą, tai turbūt nelabai pavyktų, bet mano atveju, sakykime, pakanka. Prastam makiažui aš veido nefiksuoju. Net ir proginiuose makiažuose savo aš veidą ne visada fiksuoju biriomis pudromis, priklauso nuo to, kokį įvaizdį noriu susikurti. Tai ir dabar aš jo nefiksuosiu, iškart naudosiu kreminį skaistalą, kadangi taip pat drauge aš neradau sausų Maybelline skaistalų, žinau, kad jų tikrai yra. Gal kažkur ir būčiau radus, bet nebuvo kada man ieškoti ir akį patraukė štai šie skaistalai, kaip jie čia vadinasi, Sun Kisser Blush, spalva tokia labai graži, su švytėjimo elementais, rožinė, tokia mano tipo spalva, taip pat pažiūrėsime, kaip jinai komponuosis ant veido. Pirmi potėpiai yra tokie, jog labai produktas skystas ir dar neužsitepus aš jau matau, kad jisai yra labai žemos pigmentacijos. Pradėsiu nuo šitos skrustuko. Ir kvapas toks sintetinis man truputį primena. Praktiškai atrodo, kad viskas ir išsiblendino, kažkiek rausvumo liko ir to švytėjimo, aišku, liko. Tai, nežinau, man jau nelabai patinka. Nevertas šitas keistas skaistalas dėmesio. Įdomus jausmas, kai džiūsta šitas skaistalas. Toks truputį tempimas tose vietose atsiranda. Šiaip buvo pasirinkimo ir kitokesnių atspalvių, bet vėlgi galbūt ryškesnis ir visai gerai matytųsi, bet aš neėmiau, nes jie netiko palei mano spalvinį tipą.
ten tokios ryžos tos spalvos buvo, nu tikrai ne man. Tai jau geriau tada šviesesnis ir daugiau negu kuris visiškai nedara prie tavo prigimtinio atspalvio. Jums atskleisti pigmentaciją ant savo rankos, tai va dabar pablendinsiu. Matote, ne, kad labai šviesus atspalvis ir labai spindintis ir turbūt galima net nujausti tekstūrą, kad ten yra tokia labai išsiliejanti, nes skysta. Dabar kaip ir metas būtų aplikuoti bronzerį. Su bronzeriu aš ir atliksiu akies lanko modeliavimą, kadangi atskirai šešėlių nepirkau. City Bronzer. Koks čia numeris galėtų būti, dabar galvoju. Šiaip jau parduotuvėje buvo tik tai šita spalva, tai medium cool. Nu tai va, tai pažiūrėsim, kokia yra jo pigmentacija. Nėra jisai matinis, dėl to ir vadinasi bronzeris turbūt, nes turi švytinčių dalelių. Tai pasižiūrėsim, kaip pavyks su juo susikontūruoti veidą ir kaip jisai sklaidysis man ant neužfiksuoto veido, nes įprastai, kurias priemonės jau turiu atsirinkusi, jas puikiausiai modeliuojasi ant šlapio veido, nepaliekant plėmų ir taip toliau. Nu, čia kol kas irgi plėmų nepalieka, bet kimba pakankamai stipriai. Tai jeigu skaistalas toks, sakykime, šiaip sau, tai bronzeris visai nieko. Ir sklaidosi lengvai ir matosi iš karto po kelių potėpių. Aišku, dar turbūt tą matomumui įtakos ir turi, kad yra nefiksuotas veidas ir ant jo labai viskas kimba. Tik nepadedant bronzerio pasimodeliuoju truputį lanką. Šiaip iš arti visai neblogai visas veidas atrodo. Nu, šešėliavimui nelabai galbūt vykęs yra šitas bronzeris, arba man prie šito apšvietimo nelabai matosi. Bet iš kitos pusės ir bus gana, nes čia neturi gautis kažkoks ryškus makiažas. Dabar mano veidą akivaizdžiai pavargusi vis dar daro nemaskuoti paakiai. Na, čia jau sutinku, tikrai yra bestselleris maskuoklis Maybelline Eraser, kuris daugam tinka iš tikrųjų ir maskavimui, ir modeliavimui, ir tai vienintelė priemonė iš Maybelline, kurią aš turėjau jau seniai ir, ta prasme, nesikį jau kartoju šito produkto pirkimą, nes jis yra pasiteisinęs maksimaliai. Maskuoklis yra pakankamai lengvos tekstūros, gerai maskuojantis, gerai besiskirstantis ir nesutraukia jautrios ir plonos paakių odos. Tai dabar jau turiu 2 atspalvius. Tai čia yra pirmas numeriukas, jisai toks yra gelsvas su persiko elementais, gal sakyčiau. Nu, gelsvas per tokį oranžinį, gal taip būtų apibūdinti. Tai labai nedidelį jo kiekį dėčiau va čia į tas problematiškiausias zonas. Arba tiesiog galima pasimiksuoti juos tarpusavyje. Gal taip iš tikrųjų reikėtų padaryti. Tai va, aišku, tas naudojimo būdas, kad jis yra su kempinėliais, yra, jeigu savo, tai viskas okei, bet jeigu naudojant ant kliento, jau turi jo daug užsidėti ant kažkokio tai paviršiaus, kad, tam pačiam skirtingam klientui neįtum su ta pačia kempinėlė, nes tai nehigieniška. Tokia va. Nežinau, ar čia matosi pakankamai gerai. Tas atspalvis su pirštu pasiėmiau, tai su pirštu dabar ir aplikuosiu. Štai čia į vidinį kampą. Į išorinį akių kampą
vis tiek aš dedu labai rezervuotai, nes ten tos žąsų kojelės, taip vadinamos. Raukšlelės yra, kad ir negyvos, bet jų yra pakankamai daug, tai jos labai lengvai išryškėja. Tad manau, jeigu išorinis kampas nereikalaujamas skant, nėra tam ko. Va, kaip akiai yra tvarkingi, tas vaizdas iš tikrųjų pagerėjo, toks šviežesnis veidas pasidaro. Ir tą šviesesnį variantą, kur sakiau, kad nusitrynęs yra atspalvis, aš panaudosiu šiek tiek dar pašviesinimui ir iš apačios truputį gal pasiaurinant tą kontūravimą, nes mano nuomonė per plačiai aš išėjau su teptuku per dideliu. Ok, na, kadangi tai yra mano asmeninė priemonė, tai aš savo ant veido jau naudosiu. Tiesiogiai su kempinėle. Va, kaip iškart tvarkingesnis kontūravimas atrodo. Baisu, čia ir per daug jau užsluoksniuoti, kad rutuliuotis nepradėtų. Dabar jisai man užlipo ir ant to maskuoklio, ir ant bronzerio. Ir, vat, pavyzdžiui, užlipęs ant bronzerio, visai kitaip atsiskleidžia jo atspalvis. Jis toks užstingstantis yra, netepa. Tas šiaip yra gerai, kadangi mano kasdieną naudojamų priemonių tikrai kokybė yra maks. Ir esu pripratus prie jų tekstūrų, prie jų lengvo dengimo, pasiskirstimo, tai ganėtinai neįprasta yra kitus produktus naudoti, kurie jau veikia šiek tiek taip. Kas aš tokia, kad nenusipirkčiau žydro pieštuko akim. Nu, labai patiko ta spalva, jų lentynoje buvo likę vos keli, gal 6 eurai su nuolaida kainavo. Tai tikrai negaila buvo, bet pieštukas jau yra kažkoks sulūžęs. Jo, kažkoks nelabai kokybiškas ir nežinau, man jisai nesusistumė, neužsifiksuoja, nu bet tiek to, o dabar, vat, ai, čia aš jį išsukau, suksiu atgal. Šiaip ant rankos buvau jį pabrėžus, tai spalva pakankamai švari, žydra. Tokia truputį irgi su lengvu blizgučiu ir kas man dar patiko, kad išlaikymas yra pakankamai geras, o aš šiandien taigi neturiu su kuo jį užfiksuoti. Tai įdomu, kaip ant voko laikysis, nes juk pažadas yra toks, kad bet kokiomis sąlygomis atlaikytų, ane? Labai nepatinka man jo forma to pieštuko, nes jis toks gabaluoti nori. Gabaluotis. Vat. Nuėmiau tos gabalėlius, bandysiu pasibrėžti. Jį išsmailinsiu. Aha, einant su šepetėliu nusiiminėja spalva. Apibendrintai, pieštukas piešia labai nepatogiai. Spalva graži, kaip ir minėjau, tokia švari, melsva, žydra. Ir sodriai jis gana užsitepa, bet jeigu norisi truputį, pratempti, ne, tą liniją, kad nebūtų taip storai, kaip su flomasteriu užbrėžta, tai su šepetėliu jis išsivalo. Tai kaip aš išsprendžiau tą situaciją, tiesiog su pačiu šepetėliu ėmiau produktą ir bandžiau jį tiesiog patempti su dažu. Ir procesas pakankamai ilgai užtrunka, tai šita priemonė tikrai nebus iš tų, kur greitai arba lengvai gali jį panaudoti. Viskas, žiūrėkit, beliko tik tai lūpas pasidažyti. Nežinau, kokią čia išsirinkti man spalvą. Pasiėmiau abi, kurios man tinka. Viena yra tokia lengvesnė rožinė, kita tokia daugiau į, mes anksčiau vadindavom tą atspalvį, mėsos atspalvį. Tai galvoju, gal pakombinuosiu, paimsiu rusvą pieštuką
ir ant jo uždėsiu labiau rožinio atspalvio lūpdažį. Superstay Vinyl Ink. Tai skysta tekstūra yra lūpdažio. Pigmentacija atrodo nelabai įspūdinga, bet pažiūrėsim, galbūt išliekamumas yra labai stiprus. Ir pradėkime. Labai fainai piešia. Pigmentacijos pieštukui tikrai užtenka lūpų makiažui. Retušuosiu pieštuką, kad mažiau pasistebėtų linija. Šiaip iš tikrųjų nemanau, kad kas nors atskirtų, kad tarkim šitas mano makiažas buvo atliktas su pigiomis priemonėmis, nes tam pirminiam vaizde atrodo kaip ir visi kiti make-upai, kur priemonių vieneto kaina siekia ten 50 eurų. Įprastai mano pieštukas vienas kainuoja 24 eurai, kai čia tuo tarpu 8 berods kainavo. Tai aš sakyčiau, kad vis tiek svarbesni dalykai už kainą ir brandą yra gebėjimas atsirinkti savo tinkamiausias priemonės ir gebėjimas jas teisingoje vietoje su teisingu kiekiu panaudoti. Taigi man nelieka nieko kito, kaip pačiai patikrinti, kaip tik mažoji man nulaužė pieštuką. Pieštukas tikrai labai minkštas ir drožti man dabar jau yra baisoka, nes nenoriu sugadinti, tikrai labai patiko ta tekstūra ir spalvos gražios. Bet ką aš iškart jau matau, kad nusidrožė pačio produkto nemažai. Va. Ir jo, jisai nelabai gražiai pasidrožė, bet ir neatrodo to pačiu nulūžęs. Nežinau, gal jį iš tikrųjų prieš tai reikėtų pašaldyti ir jisai geriau drožtųsi, nes kai jie yra tokios kreminės tekstūros, juos visus yra pakankamai sudėtinga padrožti, nepaisant to, kiek jisai kainavo. Aš turiu ir daugiau su tokia problema pieštukų, bet kažkaip vis tiek sukiesi. Bet suprantu, kas turima omeny tuose atsiliepimuose. Gaila šiek tiek. Pagaliau dedam lūpdažį. Nekantrauju. O lūpdažis, tai žinau, kad labai skaniai kvepia. Saldainys. Tikiuosi tik tai, kad nebus to perdžiūvusių lūpų efekto. Toks, kai tepu, atrodo labai šlapias, bet pradeda džiūti, šiek tiek kimba. Turi tą kibimo jausmą, bet kai uždžius nebesiklijos lūpų. Kažkaip jau jaučiu, kad jisai bus tas, kuris sluoksniuojasi. Leisiu tiesiog jam uždžiūti, kad paskui įvertinti galutinį rezultatą. Kibimo nebelieka, lūpdažis jau 3 valandas ant mano lūpų, aš jų geriau, valgiau, viską dariau ir niekas kol kas yra nepakitę. Ir kas man labiausiai patinka, nepaisant to ilgalaikiškumo, lūpos nėra persausintos. Nežinau, kodėl pamiršau nufilmuoti horizontalų epizodą, kaip dažausi su tušu, bet žodžiu visai nieko ir neatsispaudė, ir netrupėjo, ir nenubėgo. Aplikatorius pakankamai lankstus, apkabina kiekvieną blakstieną. Neblogas. Maybelline produktais paremtas make-upas. Po viso dienos šito makiažo nešiojimo man labai nepatiko, kaip atrodė toks susivėlęs veido odos paviršius. Susigėręs bronzeris buvo į odą, tarsi jo net nebūtų uždėta, apie skaistalą iš viso net nėra kalbos. Bet ir toks tarsi riebalo sluoksnis užsidėjęs ant veido odos paviršius. Faina, kai oda nėra persausinta, kai jinai yra tokia žvilganti, tarsi šlapia, bet čia ji nebuvo šlapia ir gaivi, priešingai jinai buvo tokia tarsi susiriebalavusi ir tiesiog prilietus su pirštu galima buvo nukabinti visą tą skystą pudrą nuo veido. Tai iš čia darau išvadą, kad tikrai ją būtina dėl ilgo išlaikymo kombinuoti su kažkokia tai baze makiažo. Bet lūpdažiai tai tikrai labai nustebino. Aš surizikuosiu ir įsitrauksiu dar bent 2 spalvas į savo kosmetikos krepšelį. Kasdieną aš lūpdažiais lūpų nedažau, blizgas arba vazelinas, bet laikosi super, dengiasi super, spalvos švarios, nebūtinai visos spalvos yra tokios geros ir pigmentuotos,
Bet, nu tikrai, dar nusipirksiu porą ryškių, nes išliekamumas superinis ir svarbiausia, visiškai neišsausintos lūpos. Nuvažiuok ir viskas.